Kaip išmokti sakyti pastabas arba pamokymus efektyviai, teisingai ir taip, kad tie žodžiai iš tikrųjų pasiektų tikslą. O ne taip, kad mes naudotumėm kritikavimą kaip vienas kito naikinimo priemonę. Deja, šiuo metu Lietuvoje, jeigu jūs stebėsite viešąjį bendravimą, viešą erdvę ir netgi privačių žmonių santykius, visi atsišaudo vieni nuo kitų kritikos strėlėm. Niekas neklauso tų kritikos strėlių, niekas nemoka vienas kitų mokinti, taip kaip iš tikrųjų reiktų mokinti, taip kokie būtų teisingai, sakykime, mokytojo ir mokinio santykiai. Mes turėtumėm tai žinot, tiesiog bendram supratimui ir kasdieniam bendravimo tarpusavį visuose lygiuose. Žinokit, kad šita žudanti kritika, jinai visiškai demotyvuoja ir kolektyviniam bendravimui, ir šeiminiam bendravimui, ir bet kokiai veiklai apskritai. Kartais vieno kritikuojančio žodžio užtenka, kad žmogus prarastų motyvaciją visam gyvenimui ir atvirkščiai, jeigu žmogus išgirsta vieną sakinį arba net vieną teisingą žodį, tas žodis yra buvę ne vienas atvejis, kai žmogus vaikystėje, jaunystėje išgirdęs vieną padrasinantį sakinį, jis lemtingai pasuka teisingų gyvenimo kelių ir padaro milžiniškus pasiekimus. Yra tiesiog konkretų istorija, kai vienas paauglys mokykloje parašęs rašinį iš mokytojo gavo atsiliepimą, kad tu parašai tiesiog gerą rašinį, jam parašė, tu parašai gerą rašinį. Vieno šito sakinio užteko, kad šitas žmogus taptų vienu iš garsiausių pasaulio rašytojų. Nors jis net neįtarė, kad jis apskritai eis šitą kryptim. Jam atrodė, kad jo gyvenimo kryptis yra visai kitur.